Šepse kaimyntės, pažinti, labą dieną, va. Vieną praleido. Visos tos pačios. Labą dieną, labą dieną. Valė pažįsta, Bačiulytė. Ilga kasa buvo. Bačiulytė ne taip jau gerai prisimenu, vakar prisimenu. Pasižymėjus labiau. Gerai. Va šitas ne taip jau greit. Toliau. Šarčiūnai Teuša. Ne nuo pirmos klasės pas mus mokėsi. Kodėl? Aš O čia nerašyti. Čia manęs buvo daug. Niekas nepasikeitė. Kažkokia vieta gal nuotraukas mūsų. Nori mokyklai atėjau. O čia yra keli. Čia yra biologijos, chemijos ir istorija. Jolita, atradimų direktorius kabinete. Parodžiu. Čia taip kaip pavadykų būdavo. Visus galiu parodyti, tai skirtų informaciją. Eini, nenoriu pažiūrėti. Ne, reikia nusisaudoti. Jola, netažiau, jas buvo ten įgėlai. Nu, tai kur įgėlai. Aš gale žinau. Direktorius kabinetas atrodo, dabar nauji valdai. Aš nepamiršiu, kol gyvensiu jo šitą. Rimtai? Tikrai. Kažkas atvarat pilnu tempu. Rima. Labas, Rimai. Ko toks pavargęs? Muziejus, bet čia nieko nepabaigta, tai rengiant arba ne mokyklą. Dar nedabaigta jisai, dar sakau, va ir langai kaip sudėti, niekur niekas nedaryta. Negali mūsų nurašyti. Kažkur paitulėti. Aš mokėjau 102. A mūsų kokie čia? Jūs atpažintumėt, aš tai net Reikia pažinau. pasižiūrėti. Mūsų 23 tiksliai. Žurnalą nerado labai. O, ne, čia 17. Istorija? Kas paukščiai? Kas paukščiai dagus? Ai, čia muziejus. Pagalbos muziejus. Priešaštykinės gražiai. Gerai, tu čia mums filmuoji, o kas tave nufilmuos? Agam. Kai padarysime internetą, numesime. Tai gimdinės metis bus tamsi jau 90. A, gal taip nes matys jau iki 9. Visi atrodo daugiau buvo. Kaip visąlaik gerai, aš nemokysiu, paprastai. Niekas vadovai gerai. Va šitą paspausti. Su policija. Ir aš čia. Oi, tai kokia buvo. Bet čia bus dar gerai. Taigi, Eglės vis tiek jau net matys vidumo. Margas bus veidas. Reikia bendrą nuotrauką. Padarom bendrą nuotaiką, kol gyvi. Nuotrauką darysim bendrą. Labai malonu. Šalia mūsų. Tai sakykit, kada fotografuosi? Tai pastoviai jūs fotografuojate.
Kaip ir egzaminas visi Kiek dabar be 10? Be 10 metų. Aš taip ir galvoju, sakau, taip ir sakau, mygal. Labai gerai. Pristatys, sakau, man taip man sakau, tikrai mygal. Ką čia niekas, kažkas jau gal kapinės kažko tokia. Kažkas nusinešė metus, gražius ir žydinčius kaip vasara. Kažkas nesugrįžtamai nusinešė džiaugsmą, sielvartus visus, lūkesčius ir nesustodamas veda vienas kelias į gyvenimą. Gal priprasim, turbūt, kad priprasim. Nors būt liūdna, dažnai net sunku, kai rugsėjį kažko neberasim, kai kažkas tas be galo brangu. 1981 auklėtiniai rašė, jūs man. Ir davanojat šį albumą. Jūs man per... Pradėjau dirbti nuo vidurinės mokyklos ir paskui mokiausi. Visus ten mokytojų mokslus baigiau. Ir seminariją, ir aukštąjį, ir mokytojų vardą apsigyniau. Mokiausi, labai mėgau mokytis. Na, žinoma, mokykloje praėjau visas pareigybės, tik valytoje nedirbau. Dirbau pionierių vadovai, dirbau su pradinė. Dirbau tik baigus vidurinę mokyklos vakarinės direktorių, ten neilgai. Paskui dirbau užklasinę darbo organizatorių. Dirbau direktorius pavaduotoju. Dirbau labai daug, tačiau daug ir klydau. Daug klydau. Iš klaidų, žinoma, mokiausi, bet matyt nepakankamai. Kai dirbu pavaduotoją, vos iš darbo neišlėkiau dėl savo lengvabudiškumo, tokio neapdairumo. Pagalvokit, pavaduotoją tarybiniais laikais išvažiuoju kunigo primicijam pasilinksmi. Nu, approtas buvo. Čia jaunatviškas toksai, nežinau, kaip pasakyti, vaikiškumas kažkoks. Nu ir tada vos ne iš darbo. Buvau jauna, žinoma, man labai sunku buvo, labai pergyvenau. Gerai, kad užteka pavaduotoją postą nekėliau. Nu ir tada, reiškia, eilinė. Nedaug pamokų turėjau, bet žinoma, iš klaidų vėl mokiausi. Bet tas klaidas gal ir mirdama kartosiu, gal kvaila ir mirsiu. Nežinau. Norėčiau išgirsti, kaip jūs gyvenat, kaip jums sekėsi per tuos 25 metus realizuoti save, ką pasiekėt gyvenime ir panašiai. Va to baigsiu, bet ne visai pamoką, kaip ir anksčiau mokytojais atsaka, reiškia pamoką, o paskui atsakinėja mokiniai. Nu, tai šitą gėrimą. Žurnalų šitą albumą gal galima pažiūrėti. Albumą tiesa. Prašau, pasižiūrėti. Aš jį apsinešiau, specialiai jums pasižiūrėjau. A į priekį kažkas. Prašau. Matydama tokią knygelę, kurią gavau dovanų, iškliuvo labai gražų žodžią. Labai. Gerai, kad tai pamiršai pasakyti.